Pasirinkite įvesti naują kitą objektą, jei augalų apsaugos produktas buvo panaudotas nedeklaruotuose laukuose ar kituose objektuose, pavyzdžiui, žemės plotui ar patalpoms apdoroti, sėklai beicuoti. Atvertame lange nurodykite objekto vietos duomenis: savivaldybę, seniūniją, gyvenvietę, gatvę, namo numerį, žemės sklypo numerį ar kitą vietos identifikacinį numerį, objekto pavadinimą, pavyzdžiui, šiltnamį, sodą ar kitą. Jei pasirinkote kitą, papildomai įveskite tikslų objekto pavadinimą. Jei pasirinkote objektą lauką, papildomai nurodykite augalo pavadinimą. Toliau nurodykite panaudoto augalų apsaugos produkto duomenis. Iš klasifikatoriaus pasirinkite augalų apsaugos produkto pavadinimą, įveskite augalų apsaugos produkto kiekį, pasirinkite kiekio vienetus, įvedę duomenis paspauskite mygtuką Pridėti įrašą. Jei augalų apsaugos produkto pavadinimo nėra, klasifikatoriuje pasirinkite Kitas ir papildomame lauke apačioje įveskite augalų apsaugos produkto pavadinimą. Jei apdorojate kelių augalų apsaugos produktų mišiniu, tokiu atveju leidžiama įvesti iki 10 skirtingų augalų apsaugos produktų pavadinimų. Įvedę kiekvieną augalų apsaugos produktą paspauskite mygtuką Pridėti įrašą. Pridėję augalų apsaugos produkto įrašą ir užvedę pelės žymeklį ant informacijos ženklo, galite peržiūrėti augalų apsaugos produkto naudojimo informaciją. Augalų apsaugos produktų lentelės stulpelyje Veiksmai, paspaudę mygtuką Redaguoti įrašą, galėsite patikslinti įvesto augalų apsaugos produkto kiekį ir vienetus. Patikslinę augalų apsaugos produkto duomenis, paspauskite mygtuką Išsaugoti įrašą. Paspaudę mygtuką Trinti įrašą, galite ištrinti pridėtą augalų apsaugos produktą. Įvedę augalų apsaugos produktų duomenis, toliau nurodykite apdorotą kiekį ir vienetus. Jei augalų apsaugos produktas yra naudojamas laukui purkšti, turi būti nurodytas jo plotas. Sėklai beicuoti turi būti nurodytas jos kiekis. Šiltnamiui ar kitiems objektams apdoroti turi būti nurodytas tūris. Toliau nurodykite apdorojimo pradžios datą ir pabaigos datą. Skiltyje Pastaba galite nurodyti papildomą svarbią informaciją, pavyzdžiui, nupurkštos ražienos, beicuota sėkla. Įvedę visus duomenis, turite paspausti mygtuką Patvirtinti arba mygtuką Uždaryti, jeigu norite atšaukti duomenų įvedimą. Visi į žurnalą įvesti augalų apsaugos produktu apdoroto naujo kito objekto duomenys bus rodomi lentelėje. Lentelėje pirmu eilės numeriu rodomas laukas, kurio duomenys įkelti vėliausiai.